Sveiki, sveiki mielieji. Nežinau, ar mane girdite ar ne. Tai jeigu palauksiu truputį, jeigu kažkas prisijungsite, tai būtinai parašykite, ar girdite. Tuoj pat pasidalinsiu ir per Feisbuką. Gal ateis daugiau žmonių pažiūrėti. Na va, prisijungiau. Tai matau, mane stebi 2 žmonės, tai parašykite, jeigu galite, ar mane girdite, komentare. Labai būtų malonu. Pirmą kartą darau tokį laivą, labai ilgai, norėjau padaryt laivą, tai būtinai parašykite, ar mane girdite. Laukiu jūsų žinutės, komentaro. Sveiki, Aušra, labai malonu, kad girdite ir tikriausiai ir matote. Vyras padėjo kamerą įsijungti, nelabai dažnai tai darau, tai nemoku net pati su savo kompiuteriu elgtis, žodžiu. Bet, viskas pavyko. Tai va, tai, pirmą kartą einu laivu į, YouTube'ą. Nežinau, kažkaip labai ilgai svajojau apie šitą padaryti, tik niekad nedrįsau, galvojau, ką aš čia pasakysiu ir ką turėsiu pasakyti, bet kaip visada, kai pradedu šnekėti, tai turiu ir ką pasakyti, ir ką pašnekėti. Tai, manau, kad neprailgs šitas pokalbis, tai pasiimkit arbatos kokios ir truputį pavakarosim su manim. Em, tai va, o šiandien, tokia tema vat apie santykius, gimus vaikui. Kadangi šiandien video neturiu jums, mamos pokalbinės, nufilmavusi, tai galvoju padarysiu šiandien gera proga bus padaryti laivą. Tai ši tema iš tikrųjų yra gan aktuali, aš manau, ir galvoju padarysiu apie tai būtent, šią laidą, kaip sakant. Tai galėsime ir gyvai pabendrauti, galbūt kažkas jaučiatės panašiai, ar norite kažko paklausti manęs, apie pačią mane gal norite kažką sužinoti, tai būtinai lauksiu jūsų komentaro apačioje. Tai va, tai, gimus, austėjai iš tikrųjų labai labai pasikeitė mūsų santykiai su vyru. Iš tikrųjų, nesitikėjau, kad bus taip sunku. Šiaip tas visas dalykas, vaiko gimimas, nėštumas pats ir visa kita, kai matau mamas ir susitinku su kitom mamom, prieš austėją susitikdavau, tai viskas atrodė taip savaime joms pavyksta ir savaime viskas vyksta, bet iš tikrųjų, kas verda mamų ir tėvų galvose, niekada nežinojau ir negalėjau numanyti, tiktai tada, kai jau pati susilaukiau vaiko ir susilaukėme su vyru vaiko. Tai iš tikrųjų šitie iššūkiai jau prasidėjo nėštumo metu, su vyru, nes, vis tiek jausdavausi jau šiek tiek jau tokia sunki, pavargusi visada ir panašiai. Na, tokių kaip ir pykčių kažkokių tai nebuvo, bet, nu, žinot, jau vis tiek, kažkokių jau, intymių dalykų mažėja ir panašiai, tai tas santykis toksai palieka toksai labiau, kitoks jau kinta jisai, ar ne? Ir gimus austėjai taip pat irgi intymumo mažai, laiko mažai vienas kitam, tas toksai, trintis pastovi namuose, ypač Arūnas dar buvo mėnesį laiko, su mumis kartu, kai gimė austėja. Aš labai esu dėkinga už tai iš tikrųjų, nes turėjau kam paduoti vaiką, kai man sunku ir Arūnas man atgal, kai jam sunku, tai vienas į kitą galėjom atsiremti, kaip sakant. Tai bet iš to atsiranda trintis, pastoviai, kad namuose esame, bandom su austėja ten užmigdyti ir migdyti ją. Tai tas toksai, pastovus, kažkoks tai nežinau,
pastovūs tie sunkumai ir kasdienybė ir nauji dalykai, daug naujų dalykų, nes, pastoviai mokomės kažką naujo apie vaiką, niekada nebuvom susidūrę su visais tais dalykais. Na, žinot, kaip yra iš tikrųjų, jeigu kas žiūrite ir turite vaikų. Tai va, tai nebuvo lengva ir kilo iššūkių, manau, iš viso to pasekmės, nes mes kaip tėvai patys, atradom daug naujų dalykų savyje, ko mes anksčiau galbūt neturėjome. Galbūt turėjome, bet tiesiog nereikėjo tų savybių. Tai atsirado ir mano dirglumas dėl neišmiegotų naktų ir aš daugiau įtampos jaučiu ir pastovus, toksai galvojimas apie vaiką, apie jo gerbūvį ir ir tada atsiranda tokie mikro įtrūkimai santykyje, kaip aš juos pavadinčiau, kurie, nuomonės išsiskiria, tada pradedame vienas kitą ne tai kad lyginti, bet tokie, am, nu, toksai atsiranda kaip, va ką aš padariau, va žiūrėk, ką aš padariau. Ir toksai gaunas labai sunkus momentas, kai nebėra viens kitam, kad pagalbos kažkokios, bet va žiūrėk, aš čia padariau, tai dabar tu padaryk. Toks tikiesi iš kito žmogaus, nors, nereiktų taip daryti. Tai va, tai žodžiu, labai įdomi ir jūsų nuomonė, tai parašykite, jeigu kas tiktai norite, komentare, ar santykiai, keičiasi po vaikelio ir kaip jūs visą tai perėjote. Nes, kiek aš pastebėjau, man tai iš tikrųjų labai labai sunki dalis, nes atradau pas savo vyrą tokių savybių, kurios nebuvo tokios ryškios arba galbūt, na, mes jau esame su Arūnu, jau 13 metai kartu, gyvename 13 metai, santuokoje, 5 bus, man atrodo. Jo, 6, man atrodo, lapkritį turėtų būti 5 metai. Tai tai žodžiu, tai, nu, tikrai atrodo ilgai pragyvenom, visko kaip ir matėme, kaip ir viską jau perėjome ir aš pati ir žvynelinę perėjau, tokią ligą sunkią, kuri atseit nėra pagydoma, bet aš ją pasigydžiau kaip ir, tai vyras visokią mane matė ir visą išbertą neišbertą, bet tokia visa oda, kuri, kraujuojanti iki tokio lygio, su strijom ir dabar dar naujas etapas, kur aš nėščia, staiga pakinta mano kūno linijos, po nėštumo taip pat pasikeičia apačioje visa ta išvaizda, žinote. Ir mano toks, nepasitikėjimas savim, toksai jau vis tiek užsibūni namuose ir toksai palieki toks dirglus ir na, žinot. Tai tai va tas santykiui, man atrodo, daug davė, kad atradom kažką naujo vienas su kitu, kad, nu, ko neturėjome dar prieš tai, ko nebuvom apčiuopę ir kokios savybės išlindo, kai buvo sunkiausi momentai, kai aš verkiau, kai vaikas verkė, kai, nemiegoję buvom, kai vaikas apsitriedęs, apsikakojęs, ar ne, ir kai tu nežinai, ką daryti, kaip užmigdyti, kaip kaip su viskuo elgtis. Ir tada ateina tos tikros iš tavęs emocijos ir persikelia į realybę ir tada vat kaip tada dylinti tas emocijas. Sunkiausia ir būna galbūt, ir pasileidžia visi galai ir verki ir rėki ir šauki ir bandai atsikratyti tos emocijos, bet tada kenčia visa šeima ir supranti, kad, blogai netinkamai galbūt elgiesi šeimos atžvilgiu ir pats savo atžvilgiu, nes, na, sau stresą keli dar papildomai kažkokį. Tai va, tai žodžiu, ir aš pati dar, kaip ir žinote, jeigu kas žiūrite mano ankstesnius video, tai žinote, kad sirgau ir sergu dar pogimdyvine depresija, tai tas irgi nepridėjo labai kažko labai faino mūsų santykiams su vyru. Ir mačiau, kaip vyras labai pradėjo pergyventi dėl manęs ir
pasiūlė kreiptis, pas psichologą, nes aš pati keletą kartų minėjau, kad aš norėčiau apsilankyti, bet, bijau, vis nežinau kaip ir ką daryti. Nes žinote, tas toksai dalykas, nu, daug baimių yra aplink tą sudėta, aplink psichologus ir, nu, nežinau, kažkaip nesinorėjo pripažinti galbūt, kad sergu pogimdymine depresija, kad, visada aš tokia jausdavaus, kad aš galiu pati save, am, įveikti, pati sutvarkyti, žinote, visas tas problemas pati galiu įveikti ir kaip čia man dabar reikia pagalbos iš šalies, ką jie čia man padės. Nu, toks skeptiškas toks požiūris ir pačios buvo ir galbūt ir vat kitų iš šalies, toks socialinis požiūris į tą visą dalyką. Tai va, tai aš nežinau iš tikrųjų, tai tai yra sakoma, kad gali būti paveldima, pogimdyvinė depresija. Nežinau iš tikrųjų, ar mano mama sirgo, bet yra tikimybė tikrai nemaža, kad sirgo. Tai va, tai gali būti ir relatable dalykas ties tuo atžvilgiu, bet, nežinau, mano atveju aš galvoju, kad man tai galėjo įtakoti ir mano nebuvo labai sunkus nėštumas, bet sunkesnė jo pusė buvo patologinė liga austėjos, kur jinai sirgo ventrikumagalija, kai buvau nėščia, bet, viskas yra dabar gerai. Kai gimė jinai, viskas susitvarkė. Čia tokia liga, kuri gali tiesiog pradingti tiesiog, o jeigu jau ir nebūtų pradingus, tai turėtumėm rimtų reikalų su raida. Austėja galėjo ir net nevaikščioti, nekalbėti, nes, tai buvo, man atrodo, dešinysis skilvelis, kuris atsakingas yra už tą vat motorinę tokią dalį judesio, kalbėjimo ir panašiai. Tai man labai tokio streso davė, ko aš gyvenime neturėjau, nes aš negalėjau sukontroliuoti situacijos, kuri mano pilve auga vaikas ir aš negalėjau sukontroliuot tos situacijos ir, nu, padaryti taip, kad, viskas būtų gerai pirmąkart gyvenime, nes visada kažkaip aš galėdavau sustatyti dalykus, kad galėtų būti viskas gerai ir man pavyktų ir pasisektų kažkaip, o dabar esu įsprausta į tokį mini savo minčių kalėjimą, kur nieko nežinau apie nėštumą, apie gimdymus, nieko nesuprantu, kaip ir girdėjau, kaip ir kažkiek tų kursų kažkokių perėjau, dar kažko, bet nieko iš tikrųjų tu praktiškai nesi pačiuopęs ir pačiupinėjęs ir toks vat gaunasi didelis stresas man buvo. Pamenu ir skambinau ir sesei ir verkiau, būtinai galvojau, tikrai reikia kažkam pasipasakoti, tai pirmiausia, kur kreipiaus, tai pas sesę, kad, vat tai tokia liga yra ir išsiverkiau ir visa kita, tai va, tai daug sunkių momentų. Tuoj pasižiūrėsiu, ar austėja miega. Miega austėja, gerai. Kitam kambary jau irgi labai fainas dalykas nutiko, kad, austėjai užsakėme lovytę jos, Montesori būdu. Būdo tokią lovytę, kur jinai gali pati išropoti iš jos, žema prie grindų. Tai va, tai dabar žiūriu, kaip miega, bet iš tikrųjų net nebėra tokio streso žiūrėti į kamerą, nes anksčiau vat ant lovos miegodavo, uždėdavom pagalvėm, tai biškį toks stresas būdavo, kad neiškristų. Tai dabar vat šito streso nebėra, tai kažkaip džiaugiuosi už tai. Tai va, tai, kur baigėm ties tuo, tai aš manau, kad labai tas išprovokavo mano, eee, kontrolės neturėjimas, nežinau kaip čia įvardinti, kad negalėjau kontroliuoti situacijos su austėja. Tai va, tai bet viskas pabaigoje kaip ir liko gerai ir yra gerai. Turiu nuostabią dukrą, protingą, šmaikščią, visa kita, tai viskas yra gerai, jinai sveika yra, ko aš labiausiai ir norėjau, kad mano vaikas būtų sveikas, nes savo šeimoje turiu, vyriausią brolį, kuris yra su negalia. Ir taip pat, jeigu dar būčiau turėjus ir, austėja nebūtų buvus austėja, berniukas būtų buvęs,
tai didelė tikimybė, kad ar net 50% tikimybė, kad būtų kaip mano brolis gimęs. Tai, nu, iš tikrųjų to streso buvo tikrai nemaža, pergyvenau labai, kad gimtų sveikas vaikas. Ačiū Dievui iš tikrųjų už tai, kad turime labai išsivysčiusią mūsų, medicinos sistemą, kur iš tikrųjų mane tikrino labai intensyviai, ypač kai pamatė, ačiū Dievui, kad pamatė, kad yra ta liga ir mane intensyviai tikrino kas kelias savaites, kad įsitikintų, kad, nedidėja ten, skysčiai smegenyse, tai kad vystytis smegenys ir taip toliau, tai aš esu labai labai dėkinga iš tikrųjų, kad ir gyvenu Vilniuje, kur yra šitos galimybės. Tai va, tai viskas galutiniam rezultate pavyko, bet aš atsimenu tokį momentą, kad sėdėdavau tualete, pavyzdžiui, ir plėšydavau tualetinį popierių, va taip į skutelius plėšydavau, kai buvau nėščia ir galvodavau apie tai, kaip viskas bus, kas bus ir stengdavausi kažkaip tas mintis perdėlioti ir galvoti, kad viskas bus gerai. Tai va tas jau tik kas man buvo kažkoks keistas dalykas su tais popieriais, po to plėšydavau ir lapus, jau tada man pasirodė simptomų matyt prie tos pogimdyvinės depresijos, bet prieš gimdymą, žinau, kad ir taip gali būti, tai va, tai jau simptomai rodėsi, tai tiesiog kai gimė, matyt, tie sunkumai visi užvirtę dar papildomai, dar užvertė visko sunkiau ir gavosi va pogimdyvinė depresija. Aš tokią teoriją turiu ir nebūtinai čia reikia tos teorijos ar nereikia tos teorijos, tiesiog bandai sau smegenyse pateisinti, kaip viskas vyksta ir dėl ko vyksta, ne šiaip sau vyksta, tai tiesiog galvoju pasidalinsiu. Tai va, tai santykiams tie dalykai iš tikrųjų labai daug duoda, nes, tu pats dar skęsti tuose jausmuose ir nežinai, kaip į juos reaguoti ir kaip dylintis su jais, nes neturi geriausio pavyzdžio iš savo šeimos, kaip reikia dylintis su jausmais ir, pas psichologę pradėjau lankytis tik, visai nesenai, dabar šiek tiek esu nustojusi, nes kitur turiu kur pinigų, kaip sakant, išleisti ant austėjos, mokslų šiuo metu šiek tiek leidžiam pinigų. Tai tai kol kas sustojau, bet norėčiau tikrai dar sugrįžti, nes kaip ir visada stengiuosi dabar save taip nukreipti, kad ten, ko neužbaigiu, kad pabaigčiau, nes, praeityje taip būdavo tiesiog, kad kažką pradedu ir nepabaigiu, kažką pradedu ir nepabaigiu. Tai kažkaip atrodo dar turiu ko išspręsti, dar turiu ko pasiteirauti ir norėčiau dar palankyti keletą kartų bent jau, kad suprasčiau, kaip kas yra. Tai va. Ir tai va, bet pradėjus lankyti šiek tiek tos pas psichologę lankytis, keletą dalykų jau ėjo išspręsti, kas svarbiausi mano klausimai buvo, tai, kad, ne nekiltų noras, skriausti austėją, tai yra skriaudimas, tas yra labiau rėkimas mano, skriaudimas, purtymas vaiko galbūt buvo šitas, toks, nu, toks lengvas kratymas ir aš labai išsigandau va šito ir dar rėkimas ant jos, šaukimas, va šitų 2 dalykų labai išsigandau, tai buvo pirminė pagalba, ko aš kreipiausi pas psichologą, kad galėčiau ištaisyti kuo greičiau šitą dalyką, nes pati patyriau taipogi savo vaikystėje smurtą, iš mamos, fizinį ir psichologinį. Tai nedaug iš tikrųjų atsimenu apie fizinį smurtą, labiau apie psichologinį, bet buvau labai maža, e, labiau atsimenu iš tikrųjų atvejus, kai mano broliai ir sesė patyrė tą smurtą, nes jie vyresni buvo, tai gal man mažiau tekdavo, bet, jo, ta sunki vaikystė iš tikrųjų ir tėvų santykis labai, kur pykdavosi, rėkdavo, šaukdavo vienas ant kito, tai iš tikrųjų n net neturėjau tokio normalaus pavyzdžio, kaip reikia man dabar su vaiku čia būti ir kaip man reikia jį prižiūrėti. Bet
Mačiau truputį kitų pavyzdžių savo, kaip čia pasakyti, toj vaikystėj turėjau pavyzdžių kaip savo tetą, savo dėdę, kurie turėjo tvirtą šeimą, nors ir turėjo irgi su negalia, dukrą, bet jie labai tvirtai, bent jau mano akivaizdoje tvirtai labai elgėsi ir kitokį požiūrį į gyvenimą turėjo. Ir šiek tiek aš to tokio modelio labai įsitvirtinau savyje, savo smegenyse, kad tai yra mano siekiamybė. Ir dabar vat irgi, kai santykius su savo vyru jau statau ir būnu, tai vat visą laiką tą modelį esu užfiksavusi, kad, reikia rodyti meilę, šilumą vienas kitam, kad reikia pasakyti myliu, kad reikia tiesiog reikia, nežinau, mylėti kitą ir kažkaip tą santykį vis kurstyti, dovanoti kažką vienas kitam, nustebinti ir panašiai. Bet, vat gimus vaikui tai priešingai viskas buvo. Atrodo visą laiką, mano atveju, vyras buvo toksai kaip mini priešas. Nežinau, ar jūs taip jaučiatės? Ar čia man vienai? Bet atrodo, aš viską turiu padaryti, leisk man ir tu nieko nedaryk. Tas toksai, nežinau, čia vaiko kažkoks gynimas ar kas čia yra, neįsivaizduoju. Kol galiausiai supratau, kad aš viską darau viena ir man reikia pagalbos ir aš nebesusitvarkau, prašom man padėti. Tai va, tai stengiausi tada duoti Arūnui daugiau tų pareigų ir viską daugiau jam, mokyti jį, kaip reikia daryti su vaiku ir sakyti garsiai, kaip jaučiuosi, ką kaip dabar jaučiuosi, kaip dabar yra man ir panašiai. Ir iš to vat kilo, pasikalbėjimai apie psichologą ir panašiai. Tai vat, irgi paskatinimas galbūt, kas klausotės, ir kas dabar klausotės ir gal kas nors vėliau kas peržiūrės, kad, nebijoti pasisakyti savo jausmų artimiausiems žmonėms, nebūtinai visiems eiti ir pasakot, kaip jaučiatės, bet bent jau artimiausiems žmonėm pasisakyti, kaip jaučiatės, o iš to gali kilti gražių dalykų, galite atrasti kažką, vat galite su kažkuo vat pasikalbėti vėliau ir panašiai. Tai nebijoti kažkaip va tokio, pokalbio to atviresnio. Tai va, tai santykis va toks ir būna ir dažnai dabar, nors atrodo jau šiek tiek ir pagerėjo ta psichologinė mano būsena, bet šeimos santykis vis tiek išlieka toksai ganėtinai ganėtinai, nu, toks, turime tų problemų ir jas ir bandom spręsti, bet ir nepavyksta, nes nėra laiko kartu prisėsti, pašnekėt, gal jo ir yra, bet kai pavargstame po visos dienos, Austėja ar Arūnas darbe, tai dažniausiai einame tiesiog save taip, užblokuojam ir sėdim prie televizoriaus ir žiūrim kartu kažkokį serialą. Bent jau dabar žiūrim serialą kartu, nes prieš tai iš viso Arūnas kažką žaidžia, aš kažką veikiu ir toksai iš viso išsiskiriam į 2 skirtingas puses. Tai va to artumo labai trūksta, ir tas labai iš tikrųjų yra svarbu, kai esi santuokoje, tas artumas, tas, prisiglaudimas, kažkoks toks vat ryšys, kuris išlieka, bet tikrai nemeluosiu, jo trūksta, kai turi vaiką, naujagimį, ypač kai iš viso ten esi prisikabinęs prie vaiko 24 valandas ir maitini ir visa kita. Iki šiol maitinu Austėją jau 10 mėnesių, bet, vis tiek tai nėra dabar dažnai daroma, tai Austėja jau šiek tiek savarankiškėja, gali ilgiau pamiegoti viena, jau toksai vis tiek yra lengvesnis dalykas dabar ir mes vėl iš naujo perkonstruojam savo santykį dabartinėje situacijoj ir kiekvieną mėnesį jis vis kinta. Tai net neįsivaizduoju, kas laukia mūsų toliau, bet man atrodo, viskas vis gerės. Aišku, dabar irgi kyla iššūkių, nes, aš labai savo, pojūčius persireguliuoju į Austėja atsikėlė, tuoj vyrui parašysiu, kad nueitų.
Ai, išgirdo vyras, matyt, kad pamatė austėja irgi stebėjo, pamatė, kad atsikėlė. Tai va, tai iš tikrųjų vat yra perspektyvos, kad viskas bus gerai, bet dabar va toks santykis yra, kad aš bandau irgi pati, išmokti save, kaip čia pasakyt, ar kaip ir gerbti, kaip ir pasakyti, ko aš noriu labiau. Nes žinot, duoti sau erdvės, kad aš irgi čia esu, kad aš turiu poreikių, kad man reikia dėmesio, kad man reikia tokių savybių iš vyro šiuo metu, nes aš noriu taip jaustis, aš noriu taip bendrauti, aš noriu tą veikti. Ir tas toksai irgi vat atsirado, na, nesutarimų dėl to, nes, aha, tu prieš tai viskas gerai buvo, to, kad k ko manęs užteko toks, koks aš buvau, ar ne, prieš tai, o dabar jau nebe. Tai va toks kažkoks pas mane atsirado reikalavimų, kažkokia bazė nauja, bet aš taip suvokiu, kad dabar, kai kalbu, suvokiu, kad gali būti tai, kad tai yra svarbu man, nes aš dabar jau turiu vaiką ir mano prioritetai, poreikiai pasikeičia ir man reikia visai kitokių savybių iš žmogaus, kurios yra šalia manęs ir šiek tiek jisai ir tos kartelės dar yra paaukštėję, dar duodu, bet su manim toks gyvenimas jau yra. Vyras jau yra tikrai pripratęs ir nemanau, kad ir tai išmuš mūsų santykius iš vėžių, tai tiktai sustiprins mus ir padarys dar stipresniais. Tai kiekvieną vat irgi vat į tą norėčiau vat galbūt į pabaigą einant pasakyti, kad kiekvienas tas sunkumas, kiekvienas, įvykis, kuris labai yra sunkus šeimai, kiekvienas pokalbis sunkus šeimai, tai tiktai padaro mus šiek tiek, aukščiau laipteliu stipresniais ir dar labiau sulipdo šeimą. Ir jeigu, aišku, tai neišsprendžiama, tai žinoma, kad jau galbūt yra sunku, bet mūsų atveju kiekvienas mūsų kažkoks tai sunkus momentas, kuriuos mes praeinam, dažniausiai padaro stipresnius. Aš bent jau tuo tikiu. Tai tai va. Tai šiandien tiek trumpai galbūt susitinkame, nenoriu jūsų irgi užlaikyti čia vakare. Tai džiaugiuosi, kad prisijungėte, kas prisijungėte, labai malonu. Tai jeigu dar kažkokių minčių kils, būtinai parašykite komentare kažką ir susitiksime, kitame video, o kitas video tikriausiai bus jau vlogas ir galbūt sugrįšiu ir su pokalbine, kitą savaitę gal kažkokią turėsiu jau idėją, ką nufilmuoti, tai video darysiu. Na, o jeigu jums patinka tokie vat, karts nuo karto laivai, tai parašykit, irgi lauksiu, ar jums patiko ir susitiksime tada. Iki.